Ar raktų magija? Ar kada nors susimąstėte, kad paprastas veiksmas gali kardinaliai pakeisti jūsų gyvenimą? Šiandien pasikalbėsime apie magišką ritualą, kuris gali tapti jūsų slaptų sąjungininkų siekiant finansinės gausos. Kalbėsime apie paprastą, bet kartu ir galingą praktiką – raktų valymą specialiu vandeniu. Tai ne tik įdomus ritualas, bet ir būdas suderinti jūsų energiją bei erdvę tam, kad pritrauktumėte pinigus ir sėkmę. Galbūt sunku tuo patikėti, tačiau būtent ši maža detalė gali atverti duris į didelės galimybės. Raktai mus lydi kasdien, tapdami neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Jie atveria mūsų namų, biurų, automobilių duris, suteikdami prieigą prie svarbiausių vietų. Ar susimąstėte, kad raktai tai ne tik metaliniai daiktai? Jie savyje neša stirpią energiją ir simboliką. Ką tai reiškia? Jie simbolizuoja prieigą, galimybės, naujų kelių pradžią ir apsaugą. Kaskart, kai pasukame raktą spynoje, nesąmoningai sąveikaujame su energetinė erdve, kurią simbolizuoja raktai. Todėl jų energetinė būsena yra daug svarbesnė, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Raktai gali būti ne tik fiziniais, bet ir savininkų energetinės būsenos nešėjai. Dažnai naudojami, jie sugeria mūsų minčių, išgyvenimų ir su vietomis, kurias jie atrakina susijusių įvykių energijas. Jei dažnai susidurėte su problemomis arba jaučiate, kad esate įstrigę vietoje, gali būti, kad jūsų raktai yra persisotinę neigiamos energijos. Jie tampa tarsi perkrauti ir praranda gebėjimą būti švarios bei kūrybiniais energijos laidininkais. Štai kodėl taip svarbu juos prižiūrėti ir valyti. Kai valote savo raktus, jūs ne tik pašalinate purvą ar apnašas, jūs nuimate energetinius barjerus, kurie galėjo susikaupti laikui bėgant. Tai ne tik valymo veiksmas, bet ir perėjimas prie pozityvios energijos bangos, kuri padeda pritraukti gausą ir klestėjimą į jūsų gyvenimą. Įsivaizduokite, kad raktai tai tiltas tarp jūsų ir jūsų pačių pasaulio. Per juos teka energija, kuri jungia jūs su jūsų namais, darbu ar vietomis, kur jaučiatės saugiai. Jei šis tiltas yra užsiteršęs ar pažeistas, ryšys gali susilpnėti ir jūs galite pradėti jausti sunkumus, vėlavimus, kliūtis ar energijos trūkumą. Tačiau atlikę tokį valymo ritualą, šis tiltas vėl tampa tvirtas ir patikimas, leisdamas praeiti tik energijai, kuri dirba jūsų labui. Raktų valymas tai ne tik mechaninis veiksmas, bet savotiškas simbolinis ritualas, padedantis atkurti gyvenimo balansą. Kai laikote raktus rankose, pagalvokite, ką jums reiškia. Jie nėra vien tik priemonė patekti į tam tikras vietas. Tai jūsų teisės į erdvę, apsaugą ir svarbiausių jūsų gyvenimo aspektų kontrolę simbolis. Valydami juos, simboliškai atveriate kelius naujai energijai. Šis ritualas keičia ne tik raktų išvaizdą, bet ir jūsų pačių aplinką bei vidinę būseną. Pastebite, kaip aplinkybės tampa palankesnės, darbai vyksta lengviau, o vidinė būsena prisipildo pasitikėjimų ir harmonijos. Tai nėra atsitiktinumas, tai rezultatas, kurį pasiekite per šį paprastą, bet gilų ritualą. Šio proceso paslaptis slypi tame, kad jis padeda suderinti jūsų vidinę būseną
su išorinėmis aplinkybėmis. Raktų valymas su druska. Pasirinkite ramią, tylią vietą, kur galite susikaupti. Paruoškite skaidrų stiklinį indą, užpildytą švariu vandeniu. Į vandenį įdėkite nedidelį kiekį jūros druskos, kuri padės išvalyti, apsaugoti energiją. Jei pageidaujate, galite pridėti kelis kristalus – ametistą, rožinio kvarco arba kelis lašus eterinio aliejų, tokių kaip levanda, kad sustiprintumėte ritualų efektą. Atsisėskite patogiai, užmerkite akis ir sutelkite dėmesį į savo ketinimus, teigiamą energiją, gausą ir harmoniją. Įsivaizduokite, kaip neigiama energija lėtai atsitraukia, palikdama vietą šviesiai, pozityviai vibracijai. Atsargiai merkite raktus į indą su druskos vandeniu, leiskite jiems mirkti kelias minutes, kol pastebėsite, kaip vanduo įgauna eterinį pulsavimą, primenantį šviesos efektą. Vizualizuokite, kaip druska kartu su vandeniu pašalina visus neigiamus energijos likučius, atgaivina raktų energiją. Galite tyliai murmėti pasirinktą mantrą ar maldą. Arba tiesiog leiskite mintims tekėti, sutelkdami dėmesį į pozityvią energiją. Pajuskite, kaip jūsų ketinimai persikelia į raktus, atgaivindami juos ir atverdami kelią naujoms galimybėms. Išimkite raktus iš vandens ir švelniai nuvalykite juos minkštu audeklu. Pajuskite, kaip ritualų metu atstatyta energinė pusiausvyra persikelia jūsų kasdienybę. Naujos galimybės, sklandesni santykiai ir vidinė harmonija tampa jūsų kasdienybės dalimi. Šis raktas bus jūsų sėkmės raktas. Raktų ryšulys tai bus gausa jūsų perspektyvose. Ne tik fizinis valymas tai buvo gilus simbolinis procesas, leidžiantis iš naujo suderinti visas jūsų energijas, kaip tuos raktus ryšulyje. Druska ir vanduo kartu padeda pašalinti seną užsiteršusią energiją, palikdama vietą teigiamai vibracijai, kuri pritraukia gausą, apsaugą ir naujas galimybės. Tegul šis ritualas primena, kad net ir mažiausi veiksmai gali pakeisti kasdienybės ritmą ir atvesti jus link tikro klestėjimo bei harmonijos. To ir linkiu jums. Su jumis buvo Elytė Avietjan.